Sveiki! Dažnai fotožoperių pagalbos prireikia ne tik žmonėms, bet ir kitoms gyvūnų rūšims, tokioms kaip gandrai, voverės, kurmiai ir kitoms. Į mus kreipiasi keturkojis Mygolas iš Vilniaus. Sveiki fotožopo meistrai. Šiek tiek prisidirbau. Žiemai atėjus visai užmiršau, kad už lango dažnai būna minusas ir išėjau į lauką be kepurės. Šaltis taip pystelėjo, kad nubirėjo plaukai nuo galvos iki pat kiaušių. Pavasaris ne už kalnų, turiu spėti pasiruošti morčiui, nes tokios išvaizdos manęs neprisileis nei viena padoriai atrodanti katytė. Prašau, ar galite Photoshopo pagalba man priderinti peruką? Smygolai, peruką tai mes tau priderinsim, bet ką darysiu tavo plikais kiaušais, mes nežinom. Pirmiausia, Google vaizduose susirandame patinkantį peruką PNG formatu. Peruką permetame į Smygolo nuotrauką ir su Free Transformeriu padaroma peruka reikiamo dydžio. Užmestas perukas dabar atrodo kaip uždėtas blynas, todėl norint išgauti bent šiek tiek realumo, reikėtų iš po jo iškrapštyti Smygolo veidą, ausis bei reikiamose vietose sudėti šešėlius. Ir galiausiai išrenkame norimą plaukų spalvą. Nu va, jeigu stilistas sugebės Smygolui padaryti tokią šukuoseną, tai jis pavasarį turės kur kas daugiau šliundrų, nei bet kuris kitas Lietuvos fuckboyus. Kaip pasakytų fotožoperiai, nuotraukos ruošk žiemą, derlių skinsi pavasarį. Iki pasimatymo.